Mėly Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai, 1995 m. gegužės 4 d. Lietuvos vyriausybė oficialiai pripažino Lietuvos kurčiųjų gimtąją kalbą gestų kalbą. Taigi, gestų kalba yra tas didelis, pagrindinis tiltas tarp girdinčiųjų ir kurčiųjų pasaulio. Šįmet gestų kalba mini 20-metį. Nuoširdžiai sveikinu visus kurčiųjų bendruomenės narius, gestų kalbos vertėjų darbuotojus, kurių išties didelis indėlis yra tam, kad šiandien žmonės su klausos negalia pasiektų kuo kokybiškesnės socialinės paslaugos, ugdymosi ir užimtumo galimybės. Išties per šį laikotarpį padaryta tikrai nemažai darbų. Tačiau, kaip ir visada dirbant daug ir gerus darbus, lieka ir neišspręstų klausimų ir problemų. Ir šiandien, sveikindama visus, nuoširdžiai linkiu sveikatos, stiprybės, susitelkimo. Kviečiu visus dirbti sutelktai, dirbti išvien, ieškoti tų konstruktyvių sprendimų, kad žmonės su klausos negalia išties pajustų geresnį, kokybiškesnį gyvenimą. Su švente visus!